Šiandien norėčiau pakalbėti apie laisvalaikio aprangą. Laisvalaikio apranga ypatingai aktuali šiltąjį sezoną, todėl labai svarbu, kad jinai nevaržytų, būtų tendencinga ir atspindėtų pačią asmenybę. Šiandien išrinksim skirtingus derinius skirtingiam figūros tipams, todėl visiškai nesvarbu, kokio figūro tipo jūs bebūtumėt, tiesiog turite paryškinti tai, ką turite geriausia. Esu Gintarė, esu modelis, esu dirbusi su garsiais Lietuvos dizaineriais ir dėl to dažnai skubu iš vienos vietos į kitą ir man labai svarbus yra patogumas. Aš esu Donata, laisvalaikiu labai daug keliauju, todėl labai svarbu ta laisvalaikio apranga, kad gerai jausčiausi ir kartu atlieku praktiką Vilniaus miesto savivaldybėje, todėl labai svarbu kažkokia formali detalė, formalus rūbas, bet žinot, kiekvienas mėgstame jaustis laisvai, todėl svarbu laisvalaikio rūbas kartu. Sveiki, esu Dovilė, esu šokėja ir labai dažnai bėgioju iš repeticijos į repeticijas, todėl man svarbu patogiai jaustis ir stilingai atrodyti. Gintarei parinkom truputėlį elegantiškesnį derinį, iš tikrųjų klasikinis lietpaltis, derintas irgi taip pat su džinsais bei su verstos odos basutėm, kas šį pavasarį taip pat yra labai tendencinga. Aktyviam laisvalaikiui rekomenduoju pasirinkti kontrastingas tampres bei klasikinį parkos modelį. Taigi dar vienas puikus praktiškos elegancijos pavyzdys, kuomet klasikinės kelnės derinamos su patogiais sportiniais bateliais bei klasikinė delnine. Renkantis laisvalaikio aprangą taip pat siūlau atkreipti dėmesį į aksesuarus, nes būtent jais galite savo deriniui pridėti išskirtinio žavesio. Netgi ir iš pažiūros labai paprastas bei kasdieniškas derinys. Prie jo priderinus ryškią oranžinę rankinę bei surišus tiesiog žalią skarelę, gauname visiškai kitą įvaizdį. Artėjant šiltajam vasaros sezonui ypatingai aktualios tampa safario bei festivalinės tendencijos. Todėl festivaliam rekomenduoju rinktis ypatingai laisvo silueto drabužius, atidengiančius daugiau kūno ir kas be ko natūralios faktūros kaip šiaudai, oda bei ypač tendencingi rūbai. Šiuolaikinis moters gyvenimo būdas ir sportas tai du neatsiejami dalykai, todėl labai svarbu gerai atrodyti ne tik gatvėje renkantis kasdienį derinį, bet ir sporto salėje bei renkantis aktyvų laisvalaikį.